Šiais metais prieš rugsėjo 1-ąją reportaže kalbėjome apie eismo saugumo priemonių svarbą saugant kiekvieno eismo dalyvį bei kokios priemonės diegiamos mūsų mieste. Štai viena iš Šiaulių miesto juodųjų dėmių Gardino Aido gatvių sankryža jau pertvarkyta ir tapo saugesnė. Čia įrengtas šviesoforas. Dviratininkų patogumui per Aido gatvę yra įrengta ne tik pėsčiųjų perėja, bet ir dviračių pervaža. Tai reiškia, kad šviečiant žaliam šviesoforo signalui, dviratininkai gatvę gali kirsti nenulipę nuo dviračio. Gardino Aido sankryžos rekonstrukcija baigta. Praeitą savaitę buvo baigtas ženklinimas ir šviesoforas nuo šios dienos pradeda veikti. Prašytume atkreipti vairuotojų dėmesį į pasikeitusios sankryžos konfiguraciją, eismo juostas, nes jos naujai viskas padaryta. Būkite atsargus ir labai atkreipkite dėmesį prieš sankryžoje darydami manevrus. Šitas sankryžos fazės, šviesoforo fazės buvo parinktos taip, kad būtų užtikrintas tiek pėsčiųjų, tiek dviratininkų saugumas. Turbūt visi suprantame, kad saugumo sąskaitą mes turėsime kelias minutės užtrukti ir ilgiau. Gardino Aido gatvių sankryža yra labai apkrauta, ypač piko metu. Todėl kartu su saugumu ieškota ir pralaidumo didinimo galimybių. Važiuodami atnaujintą sankryžą atkreipkite dėmesį į eismo juostas, kadangi jos yra pasikeitusios. Jeigu anksčiau šis kairės juostos buvo galima sukti tik į kairę, dabar galima važiuoti ir tiesiai. Tai įsivertinkite šitą artėdami prie Tilžės statybininkų ir Gardino Aido sankryžos, kad paskui nereiktų daryti nereikalingų manevrų ir netrukdytumėte eismo. Parenkant šito šviesoforo veikimo fazės buvo ieškoma geriausio santykio tarp pralaidumo ir saugumo, kad apsaugoti visus eismo dalyvius, pasikartojau, nes tai turbūt svarbiausias ir šitos sankryžos buvo rekonstrukcijos tikslas tai padaryti. Atnaujintoje sankryžoje yra pasikeitimų, į kuriuos raginama atkreipti dėmesį. Atkreipiu vairuotojų dėmesį šitą kelio ženklą, draudžiantį sankryžą apsisukti. Šitas ženklas yra galiojantis iš visų 4 pusių. Šitas ženklas buvo įrengtas ne šiaip savo, o siekiant užtikrinti visų eismo dalyvių saugumą. Dar keletą savaičių, kol susireguliuos šviesoforo fazės ir ciklai, bei vairuotojai įpras prie pasikeitusio eismo organizavimo, sankryžoje galimi trumpalaikiai eismo sutrikimai. Vairuotojų prašoma supratingumo ir kantrybės, ypač dėmesingumo ir pagarbos vieni kitiems. Stebėkite kelio ženklus, atkreipkite dėmesį į eismo kryptis juostose ir svarbiausia, būkite saugus.